Klimato kaita tai yra sutrikęs gamtos procesas. Taigi ūkininkai turi iš tikrųjų labai didelę galią padėti suvaldyti klimato kaitą ir tuo pačiu padaryti savo ūkius atsparius klimato kaitai. Tai čia ir įžengia projektai su anglies ūkininkavimu. Tai kas vis dėlto yra ta klimato kaita, tai yra perteklinis CO2 mūsų atmosferai, kuris sudaro šiltnamio efektą. Didėja temperatūros, trinka vandens ciklas, mes matom arba per daug lietaus, arba didelės sausros, aukštos temperatūros. Taigi perteklinis CO2 turėtų būti šalinamas, kadangi mūsų planetoje didėja skaičius žmonių, mes vystomės, visos ekonomikos daro labai didelį poveikį ir to CO2 vis didėja. Tai dabar mokslininkai nustatė, kad mes turėtume įdarbinti visus galimus įrankius, kaip pažaboti tą klimato kaitą. Ir vienas iš tų įrankių iš tikrųjų yra dirvožemis. Ir kadangi ūkininkai tiesiogiai dirba su tuo įrankiu, tai jie turi didelę galimybę iš tikrųjų padėti kiek savo, padaryti savo ūkį atsparų klimato kaitai, kiek visai mūsų planetai. Taigi pašalinamas CO2 iš atmosferos vegetacijos periodų per fotosintezę galima surakinti daug anglies ir prikaupti ją dirvožemyje. Ir tai padidina dirvožemio derlingumą, dirvožemio sveikatą. Ir anglis organinė tai yra iš tikrųjų neatsiejama dalis mūsų dirvožemio. O dabar esame rapsų lauke. Ką padaryti, auginant grūdinės kultūras, kad tos organinės anglies kauptume daugiau? Taip, pagrindinis iš tikrųjų metodas pradėti kaupti anglį, tai mums reikėtų pakeisti žemės dirbimo praktikas. Nes pastaruosius 70 metų, kai žmonija išrado galingą techniką, visas žemės ūkis pakeitė savo profilį ir pradėjo arti dirvožemį. Nežinodamas dar apie tai, kad tikrai daro didelę žalą. Tai dabar atėjo tas laikas suvokti, kad mes, ūkininkai ir mes, žmonės, taip pradėtume elgtis, tausoti dirvožemį ir elgtis su juo gražiai. O tai reiškia, kad jo reikėtų atsisakyti arti, labai stipriai versti. Ir palikti visiems žemės procesams pradėti dirbti patiems. Tai gaunasi, kad ūkininkas labai daro didelę intervenciją. Ardamas, sėdamas, purkšdamas, tręšdamas. Nors jeigu pažiūrėti, natūralus ciklas tikrai gali pats atlikti daug funkcijų, o ūkininkas būti tiesiog padėjėjų. Tai va. Ūkininkai, kurie nori pereiti prie tų tvariosios žemdirbystės metodų, tai gali padaryti pasiimdami žaliąją paskolą iš Heavy Finance platformos, kurioje galima gauti paskolą su 0% palūkanų. Ir taip pakeisti savo praktikas, bei generuoti CO2 taršos kreditus, apie kuriuos dabar labai daug kalbama. Kodėl ūkininkai tai turėtų daryti ir kaip ta programa atrodo? Taip, iš tikrųjų labai puikus instrumentas yra pasiūlytas Heavy Finance gauti 0% palūkanas, nes tai iš tikrųjų gali padėti ūkininkams pradėti taikyti tvariasias praktikas ir praeiti tą pereinamą laikotarpį. Taip pat ūkininkai pereinamų laikotarpio prie tvarių praktikų bus prižiūrimi mūsų Heavy Finance komandos departamento, turbūt, kuris yra subūręs daug tarptautinių mokslininkų, kurie atsižvelgia labai į dirvožemį, į kiekvieną ūkininką, į kiekvieną jo problemą. Mes tikrai prižiūrim ir padedam ūkininkams suprasti, kur yra problema jo dirvožemė ir kaip ją išspręsti.
tam, kad tikrai neprarasti derliaus ir kad jo dirvožemis pradėtų funkcionuoti ir neprarasti derliaus, taip, būti tvariam ir sveikam ūkiui. O aplankai šimtus ūkių Lietuvoje. Kokios yra problemos, kuriomis susiduria jie, besirūpindami savo dirvožemiu ir bandydami jame sukaupti kuo daugiau organinės anglies? Kaip suprantam, kad organinė anglis gali kauptis tik tuo met, kai ant paviršiaus auga augalas, nes augalas atlieka būtent tą procesą. Fotosintezę. Turbūt visi buvom mokykloje prie suolo ir pamenam tą mistišką fotosintezės procesą. Taip. Tai tas ir yra, kad augalas pasisavina iš atmosferos CO2 ir nuleidžia į dirvožemį. Tai atrodo labai nesudėtingas procesas, natūralus. Taigi svarbu, kad augalas būtų stiprus, sveikas ir atliktų savo procesą. Todėl mums yra svarbu žinoti, jeigu ūkininkai turi probleminių laukų, kur augalai neparodo gerų rezultatų, tai mūsų mokslininkų komanda tikrai gali padėti tai išspręsti, nes mūsų visų tikslas, kad dirvožemis sukauptų kuo daugiau anglies, taptų produktyvus, sveikas, ūkininkas laimingas, ekonomiškai stiprus ir dar padėtų kovoti su klimato kaita. Tai jeigu norite prisijungti prie žalių paskolų ir anglies ūkininkavimo, užsukite į heavyfinance.lt, palikite savo užklausą ir su jumis susisieks. Mūsų komanda apsilankys Violeta jūsų laukuose, pakomentuos, kas yra gerai, kas yra blogai jūsų dirvožemyje ir kaip galite užauginti ir gausesnį derlių ir sukaupti jame daugiau organinės anglies. Taip, be abejo, kviečiame visus prisijungti, nes ta programa gali suteikti labai daug papildomų verčių, ne tik finansinių, bet ir padėti tausoti mūsų planetą, gamtą ir sustabdyti klimato kaitą.